Ir sveiki, įsijungia dar vieną Bartuševičius ir Paralimpiečiai seriją. Šiandieną prie manęs ne vienas ir net ne du svečiai, o visi trys ponai įsitaisė. Visai netrukus su jais susipažinsim. Prisistatykim, džentelmenai, kas esame ir kuo užsiemame. Eduardas Trašunskas, dirbu mokytojų, tinklinio trenerių ir Lietuvos tinklinio sėdint rinktinės treneris, kapitonas. Aha, jau mačiau, kaip Tomas jau net suvirpėjo. Jo. Tai esu Tomas Kiveris, Lietuvos tinklinio sėdint rinktinės treneris. Galiausiai Algirdas Vaičiulis, vadovauju transporto remonto įmonei, esu Lietuvos rinktinės tinklinio sėdint narys. mes jau pradedam treniruoti ir prie mūsų prisijungia Laura Dragūnaitė. Irgi Laura pamojuok. Nemajuok, Tai rodo nemažą mūsų profesionalumą, čia geriausia, ką galėjom gauti sėdi. Tai eina mokytis ir neužilgo skirstysimės į komandas ir bandysime pakrauti vieni kitiems. Sorry, nepykit, kad nekalbėsiu, dabar turiu būti žaidime dalyvauti. Boom, deflected! Tai kiek dabar šiuo metu apskritai yra rinktinėje narių? Yra 12 žaidėjų, bent jau paskutiniu metu buvo. Žaidėjai yra iš Vilniaus, Kauno, Šiaulių, Klaipėdos. Artėja mums, tarkime, Europos čempionatų varžybos. Kas antrą savaitę ar kas kiekvieną savaitgalį ir susitinkam. Dažniausiai treniruotės vyksta Kaune, nes visiems patogiausia suvažiuoti. O kaip jūs rankai jūsų plokščiai susidurėt? Jeigu suspausi, čia yra negerai. Svarbiausia yra, mes tai vadinam botagas. Botagas. Jūs dabar šiuo metu esate B divizione ir mačiau ne kartą naujienos, kad kaunatės dėl to A diviziono ir nėra taip, kad visiškai nebūtų šansų patekti jau tarp pačių stipriausių. Tarp pačių stipriausių kol kas nepateksim, būkime objektyvus, bet būt pačiam A divizione mes galime. Yra Europoje stipriausių ketvirtukas, Ukraina, Bosnija, Vokietija ir buvo Rusija, bet dabar juos išmetė dėl karo, tai dabar trejetukas, sakykime. O su kitom komandom mes galim, teoriškai mes galim kovoti. Op. Ir mūsų. O, super! Bet ir padavimas Ne, neprastas. tas, Viskas taip. gerai. Bum. Aišku, gan silpnokas, bet darbą padarė. Jūs pirmą kartą gyvenimą mūsų atsėdėt. Šiaip neblogai. Šiaip visai. Oi, bet. Ar jau nesiskaito kaip palikti? Skaitasi. Ai, kaip man tai jauties? Kaip geras padavinėtojas. Kai žmonės atranda į sportą, kur gali ateiti ir pamatyti, kad daugiau yra lygiai tokių pačių žmonių, jiem tada nebelieka tos traumos. Tu pamatai, kad čia ne pabaiga, čia tik tai stotelė ir dabar prasideda kitas etapas. Būdamas paaugliu, tu kiši slėpi tą ranką, tu jos nerodai, tu vis tiek bandai gyventi tą sveiką žmogaus gyvenimą. Ir po to, kai aš savo pripažinau, gerai, negalė nedidelė, nėra tik plaštakas, nėra tokio baisaus. Kai aš baigiau vaidinti sveiką, man pasikeitė gyvenimas visiškai, nereikia bijoti to, kad tu esi neįgalus. Pabandyk prisitaikyti prie tų naujų gyvenimo sąlygų ir išnaudok savo negalę tom pačiom galimybėm, kurias duoda ten sportas, kiti dalykai. Valstybė tikrai nemažai padeda neįgaliesiems žmonėms. Tiek įsidarbinimo prasme, tiek visokį socialiniam prasme. Lietuva yra padariusi labai didelę pažangą. Nu, pasiruošk. Patikrinsim. Važiuojam. Gerai. Šak. Sugebės, viskas gerai. Nu, va, liuks. Ištiesiai ir šitai. Nekritikuokit prie jos. Ne, tu nekritikuojam, mes nekritikuojam, sakom, kaip teisingai reikia daryti. Man tu, kad tu viską gerai darai, nu išmoksi. Gerai, gerai, viskas tvarkoja. Šaunuolis, nu, varyk. Štai. O, nu, bet irgi už Kuo linijos galima aukščiau, išėjo. tai bet jis va čia. Kažką stipriai nubausiu. Įsivaizduoju, kad aš ten eidavau. Davai, va. Per kvadratą, aš. Labai gerai. Noriu tik priminti, kad kol kas 0 man to teisingai padaryto. Kas gali patekti į šitą tinklinį? Tinklinis sėdint. Šitą tinklinį gali žaisti absoliučiai visi. Tai bus stuburas sveikas, nes vis dėlto reikia judėti. Bet jeigu kažkokios tai galūnės nėra, tai visada prašom su mielu noru ateiti pas mus žaisti. Tada jeigu yra problema su sąnariais, o kaip pasalgi, pavyzdžiui, ne kelių sąnariai, kažkokie kiti sąnariai, kuo drąsiausiai, kuo puikiausiai galėsi žaisti. Tai ypač aktualu tinklinio veteranams. Žaidimas prasideda nuo padavimo. Tai dabar aš parodysiu, kaip tai daroma, jūs po padavimo lygiai taip pat išeidinėsit žaisti. Aš išėjau žaisti. Tegu iš tos išeini, o kodėl tu sėdi? Tiesa, vat geras klausimas. Va tu kojų kaip yra čia, Ir jau tada tau iš karto. judėjimas eina. Tai O kaip va. jau sulenktos, tu jau startuoji. Labai pasikėliau. Labai gerai. gerai. Dabar tai puikiai. Davai, kas greičiau. 1, 2, 3. Pirmas.
tikrinot algį, aš atsiprašau, jums netrodo, kad jis tiesiog apsimetinėja ir viskas ten gerai su scenariais? Ne, ten viskas rimta yra, ten daktarai viską išmatuoja kampais, laipsniais. Nepraslysta dabar tokie dalykai. Yra klasifikacijos. Ok, kokia klasifikacija? Tai būna minimalas, va, dėl to ir kyla klausimas dėl algio. Taip. Ir būna kita klasė, kur, pripažįsta, kad jau pilna, kaip sakykime, negalė. Tavo tikslas dabar? Sek kamuolį, jo, sek kamuolį. Kur kamuolys ten tu? Galvoju, mūsų iš karto, bet jis ne. Oi, aš pamiršau, kad galima judėti. Vienas mes laimim, taip. Va, kelt. Nu va. Easy. 2-1. Bet to yra skirtumas tarp tų žmonių, kurie, tarkim, nuo gimimo turi negalę ir tarp tų, kurie gavo negalę. Ženklus skirtumas. Tas pas mūsų minėtas Ramūnas, jis yra nuo vaikystės, aš irgi nuo vaikystės. Pas mus nebuvo jokių psichologinių problemų, prieimimo, mes nuo vaikystės mokomės ten batus užsirišti, mes natūraliai darom. Žmogus praradęs galūnę, jam vis tiek iš naujo viską mokytis ir jeigu tai kuo vėlesnis amžius, tuo tai yra sunkiau. Oi. Tu prie tinklo? Oi. Šiaip prie tinklo yra sunkiausias darbas. Aha. 2-2. Matėt, padariau viską, ką dariau. Ne viską. Tu iš karto nukritai. Padaryk judesi, tada krist. Gal? Šaunuolė. Nelabai buvo gerai pagal taisyklės iš mano pusės, bet gerai. Krapštys. Tai šaunuolės gynybai nuostabus. Opa, man pasisėmė. Daug žmonių nepastebėjo jūsų negalės, tiesia ranką, sveikinasi. Ar jūs tai nors kiek įžeidžia, ar absoliučiai ne? Problema kita yra, kad aš paduodu kairę ranką, žmonės tai traktuoja kaip įžeidimą, galvoja, kad aš įžeis noriu. Okay. Aš jau žinau, kas bus. Jeigu aš pasakysiu, kad neturiu aš dešinės atstok nuo manęs, tada prasidės 2 valandos atsiprašinėjimai. Sorry, nemačiau, atleisk, kas atsitiko, kas buvo. Tada dar blogiau. Let's go! Okay. Niekada nekalbėk ir padaryk. Gerai. Let's go! Pauzė. O. Ačiū. Geras. Nu, tokį jau čia pasalūnišką. O, tai. Jau artėja. Bet rezultatų tai tolstam. Bet mes komanda už to, Mūsų kokią mes komanda žymiai labiau susidirbus. patobulėjo negu jų komanda. Taip, tą galim sakyti tikrai. Jie nieko neišneš naujo, o jūs išnešite toną naujų įspūdžių. Taip. Tai žiūrėkit, kalbant apie svajones, aš žinau, kad jum artėja Rygos taurė. Imsit ar neimsit? Taurė? Aišku, paimsit. Bet legaliai. Aš žinau, kad galima ją paimti, bet... Mes kovosim. Ten tikrai niekas neseniais aikštelė su mintim, kad greičiau po varžybų kažkur tai bėgti į kitą vietą. Ne. Jisai su kuriais kovoto, kaip jau ten seksis, taip seksis. Bet tikrai nebus nei vieno, kuris pasakys, oi vyrai, sorry, pavargau, negaliu. Jūs žaidžiate? Ai, sorry. Mantai. Jūsų nebuvo pravardė blokas? Koks blokas? Jeigu paduosi, mes laimėjom. Eina savo Mantai, tau paduosiu. dabar kokia atsakomybė. Įsivaizduok, čia yra Europos čempionato finalas ir tu paduodi skaičių 21-20. Biški palaukit, dabar publika skanduoja vardą mano. Ne, sekundę. Ne, publika nežino tavo vardą, bet jie skanduoja ten plus minus, gali skanduoti Lietuva, dar kažką. Nelabai smagu, kad komandos draugai taip smugdo svajones, bet čia gal jums įprasta, nežinau, tam tinklinėje sėdint. Aš biškai bijau. Žaist? Paimsim? Žaist, žurnolė! Eduardas pabandys atlaikyti mano raustus, aš atlaikysiu jo raustus. Taisyklės paprastos. Mano raustas, Eduardo raustas. Vienas kitam, prasižvengi, prarandi tašką. Paįžeidinėsim vienas kitą, išsiskirstysim gražiuoju ir atsisveikinsim iki kitos serijos. Bet dabar Eduardą ir pasiruošęs. Ar išsiskirstysim gražiuoju, tai aš nežinau, bet pabandom. Gerai, let's go. Ateik čia. Gerai, važiuojam. Aš šiaip rekomenduočiau jums išbandyti ir kitas sporto šakas, nes dabar atrodo labai užsisėdėjot. Ja. Čia dėl to taip šneki, kad aš tave ištraukiu iš tavo mėgstamiausios sporto šakos. Žiūrėti teliką, gulint ant sofos. Ne, supratau. Pasidomėjau komandos draugais, kaip jie čia pateko, tai vieną pakvietė vienas, tada jis atsivedė dar kelis. Tai čia ne tinklinis gulint, čia tinklinis marketingas. Jeigu norėčiau išvardinti visus tavo sportinius pasiekimus, man užtektų visos mano dešinės rankos pirštų. Liuks. Parodom liuksus? Ai, tugi tu gali parodyti. Teko paspausti Mantui ranką, tai galiu pasakyti, kad tu ne tiek paralimpietis, kiek limpietis. Nu gerai, praradau tašką, nu. Ką man skauda galvojat? Bent jau rankas turiu.
Susipažinau su jūsų komanda, jūsų treneris yra iš Marijampolės, o kokia jūsų negalė? Žinojau, kad šitas pralauš. Žinojau, kad šitas pralauš. Tai kas nesijoks iš Marijampolės, Johaidė, tai čia nėra tokia lietuvė. Geras, čia geras. Gerai. Bet jūs labiausiai išvengėt, kur jūsų nekliudo bajeris. Tai aišku, tai kaip patogu, nereik nieko. Patogu, blemba, labai Kairė geras. dešinė, va. Aš net nežinau, kam reikalinga viena. Nori su šita dar įnosi. Ne, jokauju. Gerai, ačiū visiems, viskas. Ačiū, kad žiūrėjot. Ačiū Eduardui, kad atlaikė raustus ir neapsiverkė, kaip dažniausiai būna. O jūs einat pasportuoti dabar ir susitinkame kitoje Bartuševičius ir Paralimpiečiai serijoje. Iki jos ir atsisveikinu. Čiau, čiau, čiau. Ate.